Labai dėkuoju už tokį gražų pristatymą. Tiesiog dar galbūt šiek tiek papildyčiau, kad taip pat esu baigusi ir Teherano universiteto Dehoda instituto studijas siūlomas būtent kalbos ir kultūros. Taip pat į šią sritį atėjau iš teisės srities, tai šiek tiek kitas laukas buvo, bet taip dabar esu Azijos ir transkultūrinių studijų instituto doktorantė ir greitu metu, kaip ir minėjot, laukia gynimas. Tai būtent visi empiriniai tyrimai, ką aš čia pristatysiu, tai yra mano pačios surinkta, aš paskui detalizuosiu visus aspektus. Ir mano tema šiandien yra iraniečių ritualinis mandagumas tarov, etnografinių ir multimodalinių požiūrių. Tai labai norėčiau pradėti nuo video, kad galėčiau pasidaryti taip. Nuo video, kad galėtumėt geriau suprasti, kas tas tarov. Ir tikiuosi kad girdėsite, jeigu kartais nesigirdėtų, tai bus ir titrai. آقا بفرم. نه طور کنه بفرم. خواهش می‌کنم بفرم. نه بعداً چشم. آقا تمنا می‌کنی حرف بزن. آقا مخلصیم تو رو خدا. من. نه باید. نه. خلاصه نه بفرمایید. اصلا این حرفا نمیشه. خودکشی می‌کنی. نه من فرش قرمز گذاشتم برای فرش قرمز من اصلا واسط می‌خوای یه جور پیرنمو در بیارم. شما هم پشتی‌تری بزرگتری گفتم. بفرم. حالا با هم دیگه بریم. نه حالا با هم دیگه بریم. بفرمایید با هم دیگه بریم. Tai čia matėme vaizdo įrašą, kuriame tai čia buvo rodomos viena iš daugelio tarov praktikų, kurių sąrašas yra begalinis ir nebaigtinis. Tai čia yra situacijos, kuomet asmenys mandagiai vienas kitam užleidžia kelią prie įvairiausių praėjimų, pavyzdžiui, durų, tai plačiai yra paplitusios Irane ir Irano kultūroje. Ir demonstracijoje čia stebėjome, kaip tai viena iš tokių tipinių sąveikų tarp dviejų iraniečių, kurie mandagiai ginčiasi dėl to, kuris turėtų eiti pirmas. Tačiau šiuo konkrečiu atveju situacija dar aštrina, į kurią įsitraukia užsienietis, trečias pašalinis asmuo, kuris yra kaip ir outsideris ir nėra susipažinęs su kultūrinėmis normomis, kurias čia praktikuoja pastarieji du iraniečiai. Ir jisai tiesiog praeina pro tas duris pirmas, neįsitraukdamas į šias mandagumo dėrybas prie durų. Ir jeigu tai būtų buvęs iranietis, taip pat tos pačios kultūros atstovas, tuomet tikriausia, kad jisai būtų laukęs eilėje, kol pastarieji du iraniečiai būtų išsiaiškinę, kuris turėtų eiti pirmas, ir tik tada būtų žengęs iš paskos. Šiuo atveju šiek tiek įvyko kitaip. Ir jeigu pastebėjote, tai dalyviai naudoja turtingą metaforinę ir pagarbę kalbą. Tai čia buvo persų kalba, bet buvo ir užrašą anglų kalba. Tai vienas tokių terminų buvo vartojamas kaip mochlesim. Tai reiškia, kad esu jūsų tarnas. Taip pat buvo tokios frazės naudojamos kaip galiu nusivilkti savo marškinius ir jūs galite eiti per juos. Jūs esate jaunesnis ir geriau atrodote, eikite pirmas. Arba jūs vyresnis, gerbiamas daktarė, eikite jūs pirmas. Ir tokie posakiai atskleidžia ne tik formalumo ir pagarbos svarbą socialinėse situacijose, bet ir ritualizuotą tam tikrą elgesį, būdingą Irano kultūrai. Ir galiausiai po ilgo to mandagumo apsikeitimo abu dalyviai čia matėm, kad kartu gražiai praeina per tas duris. Mano stebėjimo atveju tai nebuvo visiškai toks tipinis elgesys, kad kartu praeitų, bet teko stebėti Teherano universitete prie lifto du dėstytojus, kurie labai intensyviai aiškinosi, kas turėtų eiti pirmas. Ir buvo didžiulis studentų būrys už nugaros, kurie tiesiog kantriai laukė, kada praeis dėstytojai įlips į liftą, kuris pirmas jau ten kaip jie nuspręs. Tai jeigu nepavyksta išsispręsti, dažnai sako azras, tai reiškia, kad iš dešinės, kas stovi, tas turėtų eiti pirmas. Tai čia tikiuosi, nelabai matosi per... Galbūt geriau šiek tiek. Čia kažkur. Taip, tai galbūt yra sociolingvistų prisijungusių ar atėjusių, tai tiesiog pateikiau keletą tokių
lingvistinių aspektų tarov, kad būtų galima įsivaizduoti, kaip tai atrodo praktikoje, kokie posakiai dar yra vartojami. Tai labai labai dažnas yra dasti dar nekone. Tai jeigu verstumėm pažodžiu, tai reiškia, tegul jums rankos neskauda. Tegul jums Taip, dasti dar nekone, tai jeigu pažodžiui verstumėm, tai reiškia, tegul jums rankos neskauda, bet tai turėtumėm suvokti kaip tiesiog sudėkingas už jūsų pastangas arba tiesiog ačiū. Taip pat Džigero Kobachoram irgi toks įdomesnis posakis, jeigu žiūrėtumėm pažodžiu, tai sako, suvalgysiu tavo kepenis, bet vėlgi tai reiškia, kad jūs esate man labai brangus, arba aš tave labai myliu, toks irgi išsireiškimas yra. Taip pat kabel nedarė, tai labai dažnai parduotuvėse yra, parduotuvės savininkas sako, kabel nedarė, tai reiškia, kad kaip nereikia mokėti, jums nereikia mokėti, kaip ir pinigai neturi vertės. Aš paskui dar detalizuosiu tokias praktikas taip pat. Ir čia gal dar vienas toks irgi įdomesnis, tai golfo štvero nedarė. Tai čia tokios situacijos būna pats paskutinis, kur čia, jeigu pažodžiui verstumėm, tai yra gėlė neturi priekinės ar galinės pusės. Tai tiesiog būna situacijos, kad, sakykime, jums tenka kažkam atsukti nugarą ir jūs atsiprašote, kad atsukote nugarą gale sėdintiems žmonėms, tai gale sėdintis žmogus jums gali to atsakyti, kad gėlė neturi nei priekinės, nei galinės pusės, kad viskas tvarko. Na tai, žodžiu, kaip ir lingvistiniai aspektai nėra mano tyrimų objektas, bet šiuo atveju pateikiu, kad būtų toks bendras vaizdas apie tarov, kas tai yra, kaip jisai skamba praktikoje, kaip jis atrodo praktikoje, kad būtų lengviau įsivaizduoti. Ir dėl aiškumo pateiksiu tarov tokią kaip ir darbinę, sakykime, definiciją, kur yra mano darbo ir įvadinėje dalyje. Tai čia aš ją pateikiu, tai būtent tarov tai socialinio elgesio sistema, būtent suvokiama kaip pagrindinis iraniečių kolektyvinės tapatybės kultūrinės dimensijos elementas. Jie apima jaunų žmonių elgesio praktikas įvairiuose kontekstuose. Šios praktikos naudojimas atspindi hierarchinę socialinę struktūrą ir kartu palaiko Irano visuomenės narių socialinę sanglaudą ir įkūnija tokias pagrindinės vertybės kaip pagarba, altruizmas, solidarumas ir empatija, nuolankumas bei mandagus elgesys. Karikatūra čia, kuri pateikta yra, tai vėlgi situacija prie lifto, kuomet du asmenys aktyviai bendrauja ir aiškinasi, kas turėtų eiti pirmas, o kiti už nugaros kantriai laukia, kol bus išsiaiškinta, kaip turėtų pasielgti šitoje situacijoje. Taip, tai analizuojant iraniečius, jų tapatybę labai svarbu atsižvelgti į tai, kaip sudėtinga apskritai apibrėžti, kas tai yra Iranas ir Irano kultūra. Šie retoriniai klausimai išryškina sudėtingą kultūrų, kalbų, tradicijų egzistuojančių Irano ribose kraštovaizdį. Atsižvelgiant į šią įvairovę, būtina pripažinti, kad kalbėjimas apie vieną Irano tapatybę ar kultūrą gali pernelyg supaprastinti tikrovę ir bet koks bandymas sukurti bendrą Irano profilį turi pripažinti ribotą taikomumo ir kultūrinės raiškos įvairovę visoje šalyje. Tai neišimtis ir mano tyrimai. Čia jeigu dabar pasižiūrėtumėm kairėje žemėlapyje, tai yra etninė ir religinė įvairovė Irane. Tai yra tikrai daug etninių grupių gyvenančių šalyje ir religinė įvairovė, tai yra dauguma yra šiitai, musulmonai šiitai, taip yra ir sunitų, yra ir kitų religinių mažumų, tačiau dabar kviesčiau pažiūrėti į Teheraną. Teheranas yra šiaurinėje dalyje ir kaip matom, čia vyrauja persų etninė grupė, kas yra daugiausia. Tarp mano informantų taip pat buvo pagrindą visą sudarė persai, tačiau buvo ir iš kitų etninių mažumų šiek tiek atstovų. Kadangi Teheranas yra sostinė, tai vis tiek studentai atvyksta iš kitų miestų, lieka Teherane gyventi ir tie žmonės šiek tiek maišosi. Ir toliau dešinėje matom viršuje tiesiog Irano dydį palyginant su Europa, sakykime, kiek tai galėtų apimti šalių. Ir čia yra taip paimta iš kito tyrimo, tiesiog buvo irgi atliekama analizė. Taip, tai kaip teigia Iraną tyrinėjantis mokslininkai, tradicijų ir modernybės sintezė buvo būdinga Irano gyvenimui mažiausiai pastaruosius 200 mečius. Vakarų ir islamo vertybės dažnai konkuruoja kasdienime piliečių gyvenime
Ir pastebėta, kad ypač jaunimas kuria savo kultūrinę aplinką ir dėl to šiuolaikiškai interpretuoja nusistovėjusių socialinį elgesį ir normas. Čia kaip būtent teigia mokslininkas Agavan, kuris būtent tyrinėja Irano jaunimą. 2017 metų jo darbas yra. Todėl kyla klausimas, kaip Tarof suvokiamas jaunosios kartos ir ar dėl šių šiuolaikinių kultūrinių pokyčių atsirado kokių nors naujų Tarof praktikų aspektų. Taigi, analizuojant Tarof kaip svarbu Irano kolektyvinio tapatumo, kultūrinio aspekto komponentą, siekiu pateikti naujų įžvalgų apie tai, kaip šiuolaikinėje urbanistinėje Irano visuomenėje išlaikomos, pritaikomos ir naujai interpretuojamos tradicinės socialinės normos ir vertybės. Šio darbo naujumas slypi išsamiame Tarof analizavime kaip pagrindinio kolektyvinės tapatybės elemento ir jo kultūrinės dimensijos aspekto tarp jaunų suaugusių teheraniečių. Būtent sutelkiant dėmesį į tai, kaip ši tradicinė praktika tarpininkauja tarp kolektyvinių vertybių ir kylančių asmeninės autonomijos tendencijų, kurias veikia šiuolaikinės komunikacijos technologijos. Tai skirtingai nei ankstesni tyrimai, kurie daugiausia nagrinėjo Tarof lingvistiniuose aspektuose ir kontekstuose, tai mano tyrimai būtent integruoja tapatybės studijų, kultūrinio savęs konstravimo ir komunikacijos akomodacijos būtent teorijas. Aš paskui dar apžvelgsiu irgi šiek tiek šį aspektą. Ir šis modelis atskleidžia Tarof vaidmenį formuojant kultūrinės ribas, stiprinant socialinę sanglaudą ir reguliuojant tarp asmeninius santykius. Ir čia aš išskyriau tokį kaip ir darbo tikslą, tai ištirti, kaip Tarof suvokia ir praktikuoja jauni išsilavinę suaugusiai Teherane, sutelkia dėmesį į tai, kaip ši tradicinė socialinė praktika atspindi jų kolektyvinę tapatybę ir ar atsirado naujų aspektų reaguojant į šiuolaikinius kultūrinius pokyčius ir miesto modernumą. Taip, tai čia tiesiog iliustravimas yra, ką aš pasakiau dabar prieš tai, kad pastaruosius 200 mečius vakarų kultūros ir Irano, būtent musulmoniškosios tos islamo kultūros sąveika buvo aktuali bene porą šimtmečių. Tai čia yra dabar iš žurnalų viršelių yra pateiktos iliustracijos, kurie žurnalai buvo išleisti Irane. Ir čia iki 1979, taip atrodė tiesiog visuomenė, tai buvo priimta ir čia būtent yra pateikiamos nuotraukos. Po 79-ųjų, čia aš dabar pateikiau iš savo lauko tyrimų nuotraukas, tiesiog pasikeitus galių struktūroms, pasikeitė ir taikomos vertybės diegiamos. Ir čia galim vizualiai matyti, kaip keičiasi ir visuomenės veidas, kintant būtent šioms sistemoms. Tai šiandien galima sutikti, žinoma, ir moterų su čadra, visiškai, jeigu žinot, tas apdangalas iki žemės, pilnas dengiantis kūnas čadros, tai yra ir jaunų merginų čadros, kurios dėvi, ir vyresnių moterų. Čia mato daugiausia yra su makne, tai tokia kaip rankovė dedama ant galvos moterų, kai kurios tiesiog skareles užsiriša, vyrai dažniausia švarkus nešioja, kelnes ilgos, kaklaraištis nerišamas, nedėvimas, kadangi kaip ir vakarų simbolis, toks dažniausiai tiesiog marškiniai ir kostiumas. Ir buvo labai įdomu, kai ilgesnį laiką būnant Teherane, matai kokį nors išsigandusi žmogų einantį ir išsidėjęs kostiumą gražiai ir išsirišęs kaklaraištį. Tai tikriausiai gali būti ar delegacijų atstovai, aš spėju. Tiesiog kažkas atvykęs, matosi, kad kažkas nevietinis ir labai tada iš karto skiriasi, jeigu tam tikrais aspektais žmonės nepasidomi tiesiog, kaip kokiam kontekste reikėtų ar apsirengti, ar kažkaip elgtis. Taip pat šitos visos taisyklės galioja ir užsieniečiams, sakykime, moterim lygiai taip pat reikia užsidėti kažkokį galvos apdangalą, makne ar skarą tiesiog, tai vėlgi kaip tyrėjų, tai yra tam tikri iššūkiai, jeigu nesipratęs prie tam tikros aprangos, tai yra ganėtinai sudėtinga. Aš tiesiog galiu iš savo pusės pasakyti, kad kaip moteriai, tai jos ir trukdo šiek tiek girdėti tos makniai, nes jos labai apspaudžia galvą, panašiai kaip kepurė, ir su jom reikia išsėdėti ir patalpoje. Nėra pats toks patogiausias dalykas. O vyram, tai vėlgi savo ruožtu negalima nešioti šortų arba maikučių ant kokių nors petnešėlių, sakykime, žodžiu, reikia kaip tyrėjui turėti, tyrėjas vykstantis į kitą kultūrą, tiesiog yra tokių papildomų niuansų, kuriuos reikia išsiaiškinti, su kuriais susipažinti, kad tas tyrimas galėtų vykti sklandžiai. Taip, tai norėčiau šiek tiek pristatyti ir literatūrą,
Tai apžvelgus literatūrą apie Irano kultūrinio tapatumo studijas, buvo matyti, kad kai kurie mokslininkai Tarov kultūrinę praktiką įvardė kaip kultūrinio tapatumo parametrą, tai pavyzdžiui, Rezai arba Hramie 2019 metų tyrimai, taip pat Tarov sulaukė humanitarinių ir socialinių mokslų tyrėjų susidomėjimo, nors pirmiausia, kaip jau minėjau, kad iš lingvistinės perspektyvos jis dažniausiai yra nagrinėjamas. Taip pat literatūroje yra apstu Tarov terminų, kaip jis įvardyjamas, tai dažniausiai sutinkamas yra ritualinis mandagumas, angliškai vartojamos savokos tiek ritual politeness, tiek ritual courtesy, abi savokos, tai čia daugiausiai Bimano ir Kautlaki, kurie yra pagrindinį tokį įdirbį šiame lauke atlikę. Taip pat kartais yra įvardyjamas Tarov ir kaip ritualinio mandagumo sistema, mandagumo kodas, taip pat teko rasti įvardinti Millerio kaip kalbos registras, socialinis etiketas arba ceremoninis mandagumas, taip pat perdėtas mandagumas arba kalbinis žaidimas, kaip įvardina Banakar savo studijose. Ir dar norėčiau pažymėti tiesiog, kad Tarov neturi tiesioginio vertimo į kitas kalbas. Čia kaip ir pažymė sociolingvistė Kautlaki, tai dėl to aš vartoju tą Tarov originalo kalba, persų, tiesiog nėra tokio termino lietuvių kalba, kad galima būtų jį tiksliai išversti. Ir anglų kalba irgi lygiai taip pat jisai vartojamas yra kaip Tarov. Ir čia galbūt, ką įdomesnio čia įdėjau šitą skaidrę, tai Bimano yra pastebėta kanoninė formulė Tarov, tai atsisakyti siūlymo bent 3 kartus, bet praktikoje gali būti ir vienas atsisakymas ir daugiau nei 3 kartų atsisakymų. Čia Bimanas 20 metais yra pažymėjęs būtent tokias praktikas Tarov, tokia kaip schema, kuri gali būti taikoma įvairiose situacijose. Taigi, toliau šiek tiek įdėjau ir islamo aspektą, kadangi kultūra tikriausiai yra neatsiejama vis tiek kažkuria dalimi nuo religijos, kuri yra vyraujanti toje šalyje, ypač dėl to, kad Iranas yra teokratinė valstybė. Tai būtent ankstesni tyrimai jie rodo, kad Tarov didelė dalimi siejami yra informantų su religiniais aspektais. Čia mano tyrimai šiek tiek skiriasi, aš paskui ir paaiškinsiu, kuo jie skiriasi. Ir čia įdėjau tiesiog dar vieną citatą iš garsaus hadisų rinkinio, kuriuo musulmonai remiasi. Tai čia tiesiog yra pateikiama įžvalgos apie Mahometą, koks jisai buvo. Ir čia būtent kaip siejasi tai su mandagumu, kad Mahometas buvo labai mandagus ir gerų manierų. Ir galiausiai konstatuojama, kad paskutinio teismo dieną tai sveria labai daug gerumo, būtent tas mandagumas. Bendras, jeigu kam įdomu, galima visą tą citatą pasiskaityti. Galiu perjungti, ar tas? Taip, tai tiesiog dabar trumpai pristatyčiau teorinį modelį. Tai iš tokių 3 blokų iš tiesų jisai susideda. Pirmiausia buvo įmamos tapatumo teorijos analizai Tarov, taip pat nepriklausoma ir tarpusavį sąveikaujančios teorija Markuso Kitajamo, bei Kitajamo taip pat komunikacijos akomodacijos teorija tam tikrais aspektais yra taikyta. Ir būtent toks teorijų derinys suteikia galimybę tirti Tarov skirtingų lygių kontekstuose. Ir būtent tas jautrumas kontekstų laikomas pagrindinė teorinės sintezės, kuria grindžiama šis modelis charakteristika. Ir tuomet metodologija irgi taip pat buvo iš tokių 3 didelių blokų. Tai kalbant apie ją, suformuotų derinant etnografinį tyrimą su multimodaliniais metodais, būtent siekiant ištirti Tarov tarp jaunų, išsilavinusių, suaugusių Teherane. Tai pagrindinis metodas yra etnografinis tyrimas, tai kurio metu naudojamas buvo dalyvių stebėjimas, interviu, pokalbiai, neformalūs, tiek formalūs, papildoma buvo apklausa atlikta, skirta platesniems tendencijoms nustatyti ir tinklalaidžių analizę, papildant pirminius duomenis. Tai multimodalinės metodologijos leidžia socialiniams mokslininkams tirti žmonių elgseną ir sąveiką fizinėje ir skaitmeninėje aplinkoje, kaip teigia mokslininkas Flevitt. Su kitais irgi taip pat atlikę tyrimą apie multimodalumą šiuolaikiniuose tyrimuose. Ir dabar yra sutelkiama ne tik dėmesys į kalbą, kaip anksčiau buvo, anksčiau būtent standartiškai multimodalumo atveju, o dabar būtent yra išplėsta ta samprata ir taikoma daug platesniuose tyrimuose, ne tik kalbiniams tyrimams. Ir nors tiesiogiai kalbos ir neanalizuoju, tačiau įvedu įvairių elementų integraciją į šį darbą, kuri būtent ir įkūnija tą multimodalumą.
kultūros ir visuomenės perspektyvoje. Taip, galbūt dar trumpai pasakysiu apie etnografiją. Tai empirinio šio tyrimo pagrindas buvo sukurtas derinant kelias metodikas etnografinės, tai tradicinių vienos etnografijos modelių pirmiausia buvo, tai Teheranas imtas, ir paskui dar buvo pildoma daugiavietė etnografija, siekiant Tarof analizuoti kaip priklausantį nuo įvairių kontekstų. Tai buvo imta Lietuva ir Švedija, būtent diasporos iraniečiai, kurie irgi buvo įtraukti, analizuojant kontekstualų būtent tą prisitaikymą Tarof. Taip. Ir tuomet eina nuotolinė etnografija, kadangi buvo dar ir etapas, kuomet buvo COVID laikotarpis, tai nuo 20 iki 22 metų teko nuotoliu dirbti. Tai nuotolinė etnografija irgi buvo pasitelkta, tai čia labai norėčiau padėkoti ir mokslininkams Teherane, kurie padėjo ir pagelbėjo anketas platinant būtent studentams, kurie padėjo man pildyti būtent tos klausimynus. Ir čia vėlgi buvo dar ir įrankis SurveyMonkey pasitelktas. Čia nežinau, jeigu kažkam būtų aktualu, galima paskui aptarti, kaip tai vyksta būtent su jaunimo tyrimais, kadangi tai buvo labai patrauklus toks įrankis, kad jie nori pildyti tas anketas ir ten buvo labai įdomu, kaip čiato principų toks pokalbių kambario. Tai tas klausimynas buvo atviro tipo ir paskui tinklalaidė Ask an Iranian, tai buvo tiesiog pasirinkta su grotažyme Tarof, tai buvo irgi laidos išrinktos ir ten pasitelktos narės. Ir tada informantai, tai jauni suaugę, amžius svyravo diapazonas nuo 18 iki 32 metų, bet didžioji dalis yra nuo 22 iki 25 metų, 26 didžiąją dalį sudaro, būtent aukštą išsilavinimą turintys arba jos siekiantys, gyvenantys Teherane. Ir jau būtent pagal lytį pasiskirstimas, tai yra 85% buvo moterų ir 15 vyrų, tai čia galbūt lėmė ir tai, kad aš ir pati esu moteris ir musulmoniškoje šalyje yra lengviau, tas bendravimas tiesiog moterų su moterimi labiau priimtinas negu moterų su vyru. Čia vėl gal tokie aspektai tarp kultūriniai, gal kažkam bus įdomu, paskui galima padiskutuoti. Ir vėlgi dar išorinė perspektyva, čia ką tiesiog norėjau pažymėti, vėlgi galbūt kultūriniuose tyrimuose tai gal svarbu, kad vieni tyrėjai pabrėžia, kad svarbu būti tuo insideriu, tai vietinės kultūros atstovu, kad galėtum tinkamai tirti tą kultūrą. Kiti autoriai priešingai pabrėžia, kad outsideris arba tas žmogus, kuris ateina iš kitos kultūros, galbūt jisai yra tinkamesnis tai kultūrai tirti ir galbūt mato tam tikrų dalykų, kurių vidaus tyrėjai jau nebesureikšmina arba jie tampa tarsi savaime suprantami. Taip, tai čia norėčiau tiesiog trumpai pateikti būtent tą Emik Tarof sampratą, kaip man jauni teheraniečiai, kaip jie paaiškino, kas tas yra Tarof, ir mano būtent ir yra tikslas išsiaiškinti jų tą sampratą, kaip jie suvokia. Ir čia pateiksiu galbūt, interviu su Alireza buvo atliktas 24 metai vaikinui, tai kaip jisai apibrėžia, tai Tarof tai elgesio kultūra, kuomet žmonės dėl susidomėjimo pašnekovo ar kultūringumo susilaiko nuo tam tikrų faktų, aplinkybių pasakymų, norėdami išreikšti daugiau pagarbos. Pavyzdžiui, kai nenorite, kad žmogus sutiktų, bet vis tiek įkviečiate į svečius vien tam, kad parodytumėte jam susidomėjimą, arba kai taksi vairuotojas nepasako kelionės kainos, norėdamas parodyti, kad jūs jam reiškiate daugiau nei tik pajamų šaltinį. Tai jūs įsivaizduokit, nuvažiuojate į tą šalį ir netrodo net atsiskaityti negali, nes iš tavęs neima pinigų. Taip pat dar kaip žmonės apibrėžia, kas tas yra Tarof. Tai kai ko nors labai nori, bet iš mandagumo apsimeti, kad nenori. Tarof parodo, kad visuomenės narių tarpusavio santykiai grindžiami netiesioginiais ir asmeniniais interesais, bet socialiai atsakingų bendrų tikslų. Dėl šios priežasties galima teigti, kad Tarof yra tinkamos žmonių socializacijos tipo rodiklis. Čia, kur matot kodukus prie atsakymų, tai tiesiog yra iš klausimyno atsakymai parengti ir pas mane užkoduoti, dėl to šitie kodukai matosi. Ir taip pat dar 26 metų moters labai įdomus pastebėjimas, tai mums iraniečiams Tarof yra būdas parodyti pagarbą kitiems. Jis primena mums, kad turime būti nesavanaudiški ir nesusitelkti tik į savo norus, bet atkreipti dėmesį ir į kitus. Pavyzdžiui, kai kas nors prieina prie mūsų namų durų, ko nors paklausti ir ketina išeiti, mes pakviečiame į vidų, pasiūlome kelias minutės pasėdėti, pabendrauti, šis veiksmas suartina mus tarpusavyje, o iškilus problemams galime padėti vieni kitiems. Kai kasdien praktikuojame Tarof, tai primena mums, kad nepamirštume kitų poreikių ir kad visuomenėje esame ne vieni. Tai apskritai apibendrinus visus atsakymus, kas tai yra Tarof, interpretacijas visų praktikų, ką pateikia jauni
žmonės, tai tiesiog matoma, kad tarof esmę sudaro pasiūlymai ir atsisakymai socialinėse sąveikose ir binarinė tokia natūra yra, kad vieni siūlymai atsisakymai yra tarsi nuoširdus, galim į kabutės dėtą nuoširdumą, nuoširdus, su tam tikra intencija reiškiami, o kiti yra tartum ritualizuoti gestai, kuris yra tarsi socialiai privalomas mandagumas. Ir šitoj vietoje jauni suaugusieji labai praktikose jau atsisako būtent šito ritualizuoto mandagumo, kadangi jų nuomonė tai yra jau senesnių kartų palikimas ir jie jau, kaip patys sako, nebeturi laiko būtent tokioms praktikoms, ypač gyvendami Teherane, kur miesto tempas vis tiek yra ganėtinai greitas, jie šių praktikų po truputį atsisako, tačiau jie labai palaiko tas nuoširdžias, taip sakykime, tas praktikas, kur su tom intencijom, kur tikrai iš tiesų, kad aš kažką siūlau, tai reiškia, kad aš iš tiesų taip galvoju ir aš tikrai taip ir siūlau tam žmogui. Tai apskritai visa šita schema, visas tas tarof, jisai skirtas socialiniai sanglaudai užtikrinti. Ir taip, dabar čia dar vienas specifinis toks kontekstas, regioninis aspektas, tiesiog paminėsiu, kad būtų, kadangi Teheraną būtent analizavau žmonės Teherane gyvenančius, tai čia yra būtent Teherano regione paplitęs toks tarof, vadinasi Tarof Shah Abdolazimi. Tai, kaip čia Leila sako, labai didelis tarof, visi supranta, kai jį naudojate, mano močiutė jį dažnai vartoja. Tai kita informantė Marijam, 27 metų, man paaiškino, kad šitas būtent tarof turi šaknis Šahreriai, tai toksai miestas Teherano pietinėje dalyje yra. Jis anksčiau buvo didesnis negu Teheranas, dabar atvirkščiai, Teheranas didesnis negu tas Šahreriai, bet ten yra mečetė. Mečetės būtent tarof, būtent tas Šah Abdolazim mečetė yra. Ir būtent žmonės šiame mieste žinojo, kad kiekvieną dieną iš Teherano atvyksta piligrimai, kurie būtent eina į tą mečetę ir ten atlieka visas maldas, apeigas ir tuomet vakare grįžta į namus. Tai kiekvieną vakarą būtent Trėjaus miesto gyventojai jie siūlydavo pasilikti nakvynėje būtent šituos teheraniečius, kad nors jie žinojo, kad jie turi galimybės grįžti į namus ir kad jie grįš į namus, bet, kaip sakykime, iš mandagumo pasiūlydavo pasilikti ir nakvoti. Tai vat, nuo tų laikų yra likęs tas posakis Tarof Shah Abdolazimi, tai toks didelis, sakykime, tarof, kai visi žino, kad tai nėra tas tikras įsiūlymas. Taip, tai kaip čia vat, ir kita informantė man pasakė, tai formalus gestas tiesiog patenkinti socialiniams lūkesčiams tam tikriems visuomenės. Taip. Ir čia būtent dabar dėl tapatybės, tai mano tyrimo atveju būtent mano informantai pasakė, kad tai yra svarbi kolektyvinės tapatybės kultūrinės dimensijos dalis, būtent jų į tarof, tai kad nėra kažkoks, visas tas tarof nėra tik tai kažkaip, sakykime, atgyvena, o tai yra aktualus šių laikų jaunimui mandagumo forma, praktikos, kurios iki šiol yra praktikuojamos. Ir būtent čia dar yra mano ir pora pateikta citatų, ką jie sako apie tai, kad yra tapatybės dalis, bet savo esme tai yra, kad jie suvokia tai tik tai tada, kai jie, sakykime, dabar, kas yra labai populiaru, vakarietiški serialai, filmai, jie tiesiog pradeda žiūrėti, susiduria, susipažįsta su visa šita kultūra, jie tada sako, tikrai mes kitokie, mes turim tarof, o jie neturi. Ir va, šitas būna toks įdomus atradimas, kad jūs tarof tai neturit, nors iki tol jie visą laiką elgėsi labai įprastai, kad liktai, visi žinotų, kas tas tarof yra ir kaip elgtis. Ir jie nesureikšmino to ir netgi man vienas informantas yra pasakęs, kodėl tyrinėjai tarofą, imk kažką reikšmingesnio, politiką, tokie dalykai. Tarof, kartais galbūt aš čia dar ką dar esu darbus skaičius, kad jisai irgi pabrėžia, kad mandagumas dažnai būna neįvertintas ir tarsi nevertas tyrimo objektas toks, tai teko tą patirti. Taip, kaip minėjau, kad aš būtent tarofą nagrinėjau kaip kontekstualų elgesį, tai būtent
atsiskleidė jisai labai gražiai per oficialų, neoficialų kontekstą, kur yra vėlgi tos praktikos priderinamos. Taip pat miesto anonimiškumo kontekstas tai buvo be galo įdomus, kadangi patys iraniečiai tarsi traktuoja, kad jis visur ir visada vartojamas tas tarov, bet paaiškėjo, kad vairuojant viešosiose erdvėse to tarov praktiškai nėra ir tas elgesys pasidaro toks kraštutinai individualistinis ir visiškai tarsi atrodo kitoj kultūrai atsidūrė. Tai va šitas irgi labai įdomus ir diasporos kontekstas, kurį aš dar pagilinsiu irgi va šiek tiek papasakosiu ir būtent taip vat buvo pastebėta, kad ir tiek hierarchijai skirtas užtikrinti hierarchiniams santykiams, tiek sanglaudai visuomenėje. Taip, tai diasporoje mane sudomino būtent lietuvė, kuri dirba su iraniečiais čia Lietuvoje ir ką jinai sako. Žinoma, aš pastebiu tarov Lietuvoje kiekvieną dieną. Asmeniškai man tai atrodo labai įdomu, kad jie iraniečiai taip pripratę, kad net patys nepastebi, kad vartoja tarov, bet kadangi jiems dažnai tenka versti, aiškinti man, kai jos su šalia, jie būna nustebę ir sutrikę. Pavyzdžiui, rimtai, kodėl mes tai darome. Tai reiškia, kad atvykstantis iraniečiai atsiveža savo kultūrą ir čia galima irgi taip pat aptikti tuos tarov elementus. Ir dabar teko paskutinį kartą skaityti Vilniaus savivaldybės užsakytą tyrimą, tai kad irgi buvo pažymėta, kad Vilniuje ganėtinai ženkliai didėja ta iraniečių dalis gyvenančių. Taip, tai čia galbūt irgi dar įdomu būtų paskaityti Ralfo nuomonę, jisai gyvena Švedijoje. Tai taip, jo tėvai, jo mama yra iranietė, tėtis švedas. Ir va, ką jisai sako, yra svetingumo skirtumai atitinkamai su kai kuriais mano draugais švedais. Jie tiesiog ateina į svečius, valgo ir padėkoja už maistą, o man ir mano seseriai visada buvo svarbu svetingumo praktikos, kai mes ateiname pas ką nors kitą, atnešame dovanų ir sakome namų šeimininkams, kad labai vertiname pateiktą maistą kelis kartus, kai esame svečiuose, užduodame klausimus ir stengiamės būti dėmesingi socialiniams situacijoms. Taip, ir galbūt jau taip apibendrinant, tai pripažindami tarov svarbą tam tikrose aplinkybėse, jauni žmonės pritaiko jį šiuolaikiniams miesto sąlygoms, pirmenybę teikdami nuoširdumui, autentiškumui, o ne ritualiniam elgesiui, kuris dažnai laikomas pertekliniu, taip sumažindami tokias praktikas ir derindami pagarbą kultūrinėms normoms su šiuolaikiniu praktiškumu, bet tuo pačiu ir užtikrindami tą tęstinumą kultūrinių normų. Taip, tai būdamas labai priklausomas nuo konteksto, tarov reikšmingai skiriasi įvairiuose socialiniuose kontekstuose, kuriuos aš ir minėjau, ir praktikos naviguojamas tarp tokių, būtent naviguojamas tarp tokių veiksnių kaip santykių pobūdis, socialinė aplinka ir kultūriniai lūkesčiai, tai kas yra svarbiausiai, ką atsižvelgiama būtent priimant sprendimus vartoti ar nevartoti tarov. Aš kaip ir minėjau, kad jis dar neturi tokio baigtinio sąrašo, kada tai yra tarov, kada nėra tarov, ar tai vartotina ar nevartotina. Ir taip pat matoma tendencija, kad diasporoje gyvenantys iraniečiai vartoja tarov versijas, kurios nesukelia svarių problemų priimančiojoje kultūroje, yra suvokiamas kaip iranietiško tokio dosnumo dalis. Iraniečiai dosnūs, taip sakykime, taip jie patys save įvardina ir kaip matomi dažnai kitų. Ir dažnai priimamos būtent tų draugų, pažįstamų rate, tai tas elgesys yra tarsi prie jo įpranta ir jie žino, kad jis taip elgsis tas žmogus ir viskas gerai su to. Ir religijos aspektas, būtent mano tyrimo atveju, nebuvo svarbus patiems informantams. Čia buvo labai įdomu, kadangi prieš tai tyrimuose visi informantai sakė, kad tai svarbi dalis, kad tai yra religinis mokymas, religija turi didelę įtaką būtent tarov. Mano informantai sako, ne, sako, tai neturi jokio ryšio būtent su tarov religija, ne, sako, čia kultūrinis dalykas, sako, čia visiškai reikia atskirti nuo religijos. Ir aš negaliu pasakyti, kad mano informantai būtų sekuliarūs, nes jie būtent apibrėždami savo tapatybę, jie pasakė, kad jiems yra svarbios būtent praktikos, kaip sakykime, Muharamo mėnesį metu jie būna didžiulės procesijos gatvėse, kur dalyvauja jaunimas būtent tose ritualinėse apeigose ir taip pat nazry, tai yra dalinimas maisto, ruošimas ir dalinimas gatvėse, būtent jie visuomet tame dalyvauja, jiems tai yra svarbu, bet tarov jie atsieja nuo būtent religijos. Tai čia buvo dar mano pamąstymas, bet čia galima iš tikrųjų atskirą tyrimą dar daryti. Būtent iranijat ir islamijat, čia būtų tokie konceptai, kur
būtent vėlgi galios santykiai, tai yra valstybės diegiama politika. Dažnai žmonės nusisuka nuo to, kas jiem bandoma per prievartą įteikti ir galbūt šiuo metu yra, sakykime, taip, šiek tiek gal per daug to religinio spaudimo tam tikrais aspektais visuomenėje. Tai gali būti, kad ir ta dalis, bet čia reikėtų galbūt tokio gilesnio tyrimo ir žiūrėti, ką daugiau respondentų, galbūt didesnę imti, koks tai visgi santykis ar yra, ar nėra būtent su religija. Ir taip, ir dar daugelis jaunų žmonių irgi atskleidžia tokį paradoksą tam tikrą, kadangi jie pageidauja, kad su jais žmonės nevartotų tarov, bet patys iš dalies ir toliau vartoja tą tarov su visais kitais aplinkui. Tai rodo, kad įsipareigojimas kolektyvinėms vertybėms ir būtinybė rodyti pagarbą ir prisitaikyti prie vyresnių išlieka stiprus kultūros veiksniai. Tai, tarsi ir norima nuo to pabėgti, bet, kas ir tarsi ir negalima, nes vis tiek yra tos normos, kurių jie turi laikytis. Ir kaip patys sako, laikosi tam tikrais atvejais. Taip, ir dar tuomet, dar norėčiau pažymėti, kaip jis traktuojamas žmogus, kuris nevartoja tarov. Ankstesnių tyrimų buvo pažymėta, kad jis vadinamas biedap. Tai yra tokiu nekultūringu asmeniu. Jeigu tu nevartoji tarov, reiškia, tu esi biedap, nemandagus. Dabar jaunimas traktuoja dviejopai. Vieni taria, kad visiškai jokios problemos, žmogus gali nevartoti tarov, jis nebus vadinamas biedap, tai yra nemandagiu, o viskas su to gerai. O kita dalis sako, gal visgi reikėtų vartoti ir tas žmogus galėtų būti vadinamas tuo būtent biedap. Taip, ir dar tyrimas atskleidė, kad daugelis jaunų suaugusių aktyviai stengiasi išsisukti nuo situacijų, kai reikia įsitraukti į ritualinį tarov. Tai šis pokytis meta iššūkį būtent tiem visiškai tradiciniam lūkesčiam, nes jaunosios kartos vis dažniau teikia pirmenybę asmeniniams pasirinkimams ir būtent formuojant savo gyvenimą ir atskleidžia, kad jis gali sutrikdyti socialinę darną, būtent tas ritualinis tarovas, nors nepaisant to, kad pirmiausia jis, kaip jau kalbėjom, yra priemonė socialiniai sanglaudai užtikrinti. Toks irgi paradoksas išeina. Ir tarp šiuolaikinių tarov adaptacijų yra jos supaprastinimas, tai pavyzdžiui, prieš priimant kvietimą ar atsisakymą dažnai atliekamas tik 1 arba 2 kvietimo atsisakymų raundai, nors tai štai paminima, kad jau ten dažniausiai 3 turi būti. O tai reiškia subtilų kultūrinių normų pokytį šitoje vietoje. Ir taip pat tarov persikėlė ir į virtualią erdvę, tai informantai nurodė šios kultūrinės praktikas egzistuojant net ir socialiniuose tinkluose. Tai galbūt trumpai tiek. O ateičiai iš tikrųjų dar šitoje srityje būtų galima labai daug tyrimų daryti ir viengi, sakykime, palyginti lietuvišką mandagumo praktiką su iranietiška. Čia vien būtų tokia labai tikrai įdomi vieta, kur daug šalių yra tą atlikusios, iš tiesų Didžioji Britanija ir kitų, kurie tyrimus atlieka mokslininkai būtent tarov srityje. O taip pat ir psichologijos srityje irgi čia daug galima būtų tyrimų daryti ir plus, įtraukiant ir jaunimą, tai čia jeigu kažkam būtų įdomu, tai tikrai palieku savo kontaktus ir taip pat tikriausiai ir mano disertaciją greitu metu bus galima pasiekti, tai kviesčiau paskaityti, kam įdomu susisiekti. Dėkui labai iš dėmesio. Aš gal, jeigu dar nepabėg galės, ir gal čia patikėsim tada kartu, jei nuleistų skaidrės, mes tada galėtumėm ir kolegas matyti. Taip. Ir tada matytumėm, jeigu kažkas iš kolegų už ekrano keltų ranko. Dabar aš kviečiu čia pirmiausia tiem pirmenybės suteikti, kuriem čia yra. Jei kol kas dar nesugalvos klausimų. Lukas vėl. Aš turiu per daug klausimų. Išsirinksiu vieną. Aš turiu klausimą apie tą schemą, kur rodėte. Nebūtų, bet kur tikrumas, netikrumas buvo pagrindinis. Čia yra jūsų padaryta, ne? Ir kaip suprantu, tai klausimas tada yra informantai, kai sako, kad čia yra tikra, čia yra netikra, irgi ar tas tikra yra tam tikrą rezervą, ar tai yra toks vertybinis nusistatymas, kad tarov yra ritualas, bet ar iš tikrųjų reiškia mandagumas skiriasi, ar yra dar kažkokių niuansų, nes pamenu, kai kalbėjote, sakėte, kad galima ir kabutės dėti vietomis, tai gal man iki galo neliko aišku, kaip jie skiria. Matot, čia kadangi labai sunku pamatuoti tas tendencijas, ar čia žmogus iš tiesų nuoširdžiai siūlo, ar nenuoširdžiai, tai labai sunkus tas žmogų neįlysti ir nepasakysi.
Jis tiesiog ką pats pateikia, kaip jisai suvokia, taip jis ir pateikia. Bet iš tiesų yra tyrimų atliktų, kad yra labai didelė problema šitoje vietoje, nes patys iraniečiai taip pat kartais pasimeta ir nežino, ar toje situacijoje žmogus vartoja tarov su jais, tai yra ritualinė, ar tai yra kažkoks performatyvus gestas, kažkoks tai elgesys, ar tai yra tikra. Ir tada vėlgi gali kilti atitinkamos pasekmės, jeigu buvo traktuojama netaisyklingai, sakykime, tai buvo ritualinis tarovas, o žmogus priėmė tai kaip tikra. Dar, sakykime, kvietė į svečius, daug kartų kvietė ir žmogus pagalvojo, kad tikrai kvietė. Ir nueina, o ten nepasiruošę, neturi nei maišo, nei stalas padengtas, nei arba, ta prasme, toks dalykas ir tada žmogus supranta, kad tai iš tikrųjų buvo tik tai ritualas. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų labai toks keblus dalykas, kadangi teoriškai galima sugrupuoti, padaryti, bet praktikoje iš tiesų kyla daug niuansų šitoje vietoje. Eglė, dar Eglė klausia, paskui tada Erika, gerai, nes užduotas yra va čia. Taip, čia žiūrim. Minėjote, kad iraniečiai vengia asociacijų su vakarais, pavyzdžiui, nedėvi kaklaraiščių, bet ar tarov dalinis atsisakymas nerodo vakarų įtakos? Tai siečiau su individualizacijos procesais, kurie nebūtinai vakarų pasaulio įtakos dalimi gali būti. Tas kaklaraiščių nedėvėjimas iš tiesų ateina dar nuo 20-ojo amžiaus, kuomet buvo valstybės taip diegiama ir tai nėra, tokie čia vėlgi galios santykiai susiduria šitoje vietoje. Bet žinoma, ta aplinka jie nėra izoliuoti iraniečiai. Iš tiesų, nors ir valstybės stengiasi tą daryti. Pas juos yra blokuojamas tiek Facebookas, tiek Instagramas, bet jauni žmonės jie prasisiunčia tas programėlės, prisijungia ir jie vis tiek tą turinį gauna, kurio nors valdžia kaip ir nenorėtų, kad jie naudotų to turinio ir matytų tą. Tai va, aš tai siečiau tiesiog nes tose pačiose kultūrose mes negalim skirti visiškai ten vakarų, rytų, ar ten visiškai individualistinė, ar visiškai kolektyvinė visuomenė. Visokių žmonių visur yra ir tiesiog kartais siečiau tiesiog su individualizacijos tokiais gal procesais, kur žmonės tiesiog patys pasirenka, bet grinai su vakarais aš tai nesakyčiau. Westernizacijos čia neįtėčiau. Erika, jūs norėjot klausti. Aš galbūt naiviai praskambėsiu, nes gana toliai tas laukas nuo manęs, bet labai smalsu ir labai įdomu buvo jūs klausyti. Ačiū. Man įdomu, aš paskaitysiu daugiau. Bet aš, kad aš žiūriu iš savo taško Iraną, sakau, atsiprašau, jeigu aš naiviai praskambėsiu. Man viskas kaip dalysi per pusę nuo 79 metų, ar ne? Iranas iki 79 yra Iranas po revoliucijos absoliučiai kitaip. Ir tada aš galvoju, ar galima tyrinėti tokius dalykus, kaip išeina tyrinėti, kad jeigu ten yra sekuliarinė valstybė, nors ten buvo ir šachas šiek tiek autokratiškas, bet vakarų vertybės visiškai kitaip. Pažiūrė į nuotraukas, kaip atrodė žmonės prieš 79-uosius ir po to, kaip atrodo, ar ne? Ir tada, kaip tyrinėjant, tikriausiai reikia į tą atsižvelgti. Net nebuvo musulmonai dauguma prieš 79, viskas tas yra užspausta, viskas yra ant viršaus uždėta. Jūsų informantai jūs visą laiką sakot, aš truputį galbūt jau nelabai susirientavau, ar jie daugiau diasporos iraniečiai yra, ar ne, ar kurie gyvena Irane. Nes turi būti viskas skirtingai, ar ne, kad jeigu tu visi laisvam pasaulyje, ar ne, ir ar galima tą tarofą tyrinėti, kad visiškai nesvarbu, ar tai yra Irane, ar tai yra diasporai, nes turi būti truputį viskas kitaip. Ar galima kažką tokio tyrinėti, neatsižvalgus į tai, koks režimas yra Irane ir kas įvyko 79 metais. Tai tas pats būtų, kaip tyrinėti Rusiją ten prieš ar po 17. Ne visai, bet čia dar bjauriau yra. Bet yra kažkokios paralelės. Sorry, jeigu aš taip. Ne, viskas gerai, labai geras klausimas. Tiesiog, matot, jeigu dar pažiūrėtumėm prieš šacho laikus, vėlgi šachas vykdė vis tiek modernizaciją šalyje, o prieš tai buvo vėlgi yra, sakykime, tas Iranas buvo labiau panašus į tai, ką mes matom dabar. Tai vis tiek buvo pagrindas yra, kad moterys, sakykime, nešioja čadrą, vis tiek religijos įtaka buvo didelė. Šachas kaip tik atėjęs, jisai įvedė tą sekuliarizaciją didesnę ir vienu metu jis buvo netgi uždraudęs tas čadras, kas buvo visuomeniai priimta su dideliu pasipriešinimu tam tikros visuomenės dalies.
Tai vėlgi to vieningo vertinimo nėra. Ir galbūt čia toks pasipriešinimas yra iš to jaunimo pusės, kad jie nesieja tarov su religija. Tai vat, gali būti, kad čia vėlgi yra pasipriešinimas šiuo metu vykstantiem procesam yra, ne, čia, kaip sakiau, reikia gilesnio tyrimo šitoje vietoje. O diasporos atveju, tai vat, man buvo labai įdomu tiesiog, ar jie išlaiko tą tarov. Nes mano pagrindas tyrimų yra Teheranas. Teheranas ir būtent kaip jį ten gyvenantys jauni žmonės, kaip jie vartoja tarov, kokios praktikos, kaip jie žiūri, kaip interpretuoja. Ir kai aš pamačiau, kad tas tarov yra labai kontekstualus, aš tiesiog paėmiau dar vieną kontekstą diasporos ir ką parodė, kad netgi tie diasporos nariai, kur buvo, sakykime, jaunystėje jiems buvo neįdomus tas tarovas ir jie per daug nesigilino, sakykime, tą kultūrą, suaugę jiem tampa, kad tarsi svarbiau, jie grįžta, pradeda kalbos mokytis, pradeda domėtis ir tą labiau kultūrą. Ir tarovas yra, jis yra tiesiog mažesnis, toks elementarus, pagrindinis pritaikytas, bet jie vis tiek tai vadina, kaip jie patys sakė, iranietiškas dosnumas ir jie tą praktikuoja. Tam tikrų lygių, ne visi, ne labai daug, bet vis tiek tas yra. Tai čia vėlgi, kaip sakiau, galima daryti didesnius dar tyrimus diasporoje, analizuoti, kaip jie supranta tą tarovą, kokios praktikos yra, nes yra tyrimų atliktų ir, pavyzdžiui, netgi Amerikoje yra darytas tyrimas, kad stovykla AND vadinasi, vaikų būtent iraniečių stovykla ir jie ten rengia tarov turnyrus. Tai vaikai susirenka ir jie gauna užduotį ir jie rengia turnyrus. Kas daugiau panaudos tų tarovų, kaip susišnekės, kas gražiau pasakys. Na tai rodo tam tikrą dalyką, kad tai yra svarbus tapatybės elementas, kuris tiesiog varijuoja per kontekstus su tam tikrų lygių, bet jis yra. Klausimus nuo režimo. Dalinai žinoma, kad kažkiek priklausomas ta praktikos apimtys, bet vis tiek jis egzistuoja, vat, kaip informantai sakė, kad jisai turėtų būti atsietas nuo visos religijos ir tik tai susietas su kultūra. Tai būtent tas iranijat, būtent pabrėžiamas jų aspektas, tai tas yra, kur iki islaminis Iranas. Tai jie būtent sieja tai su iranijat, tai yra su iki islaminiu, būtent Iranu, su jo praktika. Ne, aš ir pagalvojau, kad ko gero, va čia to trūko pradžioje paaiškinimo, kad nu, va ir keletas klausimus, tai kur yra šaknis, ar ne, ar to šaknis yra iš islamo, ateina, ar jos ateina iš persų kultūros, kuri dar iki islaminio, ne, ar ne, iki islaminis Iranas, tai kaip suprantu, tai vis dėlto yra persų kultūra dar, kuri iki tos islamo valstybės. Tai čia būtent informantai tai pateikia, bet iš tiesų labai įdomus aspektas, nes aš su viena iraniste kalbėjau Teherane, klausiau irgi apie tas ištakas tarov. Ir šitas yra klausimas toks, kaip nieks negali atsakyti, nes nėra tokio nieko kažkur užkodavimo, kada galėjo atsirasti ir kaip atsirasti. Tai vat ir mano konsultantė darbo yra Kultlaki, kuri, kaip minėjau, kad viena svarbiausių tyrėjų šitoj srity, jinai lygiai taip pat, aš su jie diskutavau, iš kur tas tarov atsirado, kada jis atsirado, sako, tai kažkokių duomenų taip ir nėra, tai toks vat, irgi labai puikus tyrimų laukas, kur galima dar tirti. O tada dar prie to paties, o paskui jau taip kad perleisiu. O jeigu čia yra toks labai persiškas, labai iranietiškas kultūros reiškinys, tai vadinasi, kaimynystės šalis to neturi visai, ar turi kažkokį kitokį modifikuotą variantą, kaip čia? Čia labai geras klausimas. Tai visa Azijos kultūra, tikriausiai ta mandagumas, jisai šiek tiek yra persipinęs ir kažkokių bendrų elementų yra, tai netgi ta pati Japonijos mandagumo praktika, kur 3 lygiai to mandagumo yra, tai labai panašus ir jeigu pažiūrėtumėm istoriškai, ta Persijos imperija, jinai buvo didžiulė, jeigu sakykime, kad tai iki islaminis, sakykime, palikimas, tai jinai tikrai buvo didelė. Ir mano pačios buvo užmojis kažkada dar ir Afganistano žiūrėti kultūrą, kaip ten yra, bet kiek tenka susidurti su būtent informacija, tai kad kažką panašaus į būtent tą iranietišką mandagumą galima aptikti ir tam pačiam Irake, nes ten irgi gyvena nemaža šiitų dalis, tam pačiam Afganistane, kadangi tai yra vėlgi kalba, yra nekalbama farsi, tai apie persų kalba, ir Afganistane tai yra modifikacija dari kalba, bet jos labai panašios, tai irgi galima suprasti, tai ir ten yra tos elementų, bet čia būtų vėlgi labai geras tyrimas, apžiūrėti, kiek čia tas tarov aprėpia teritorijos. Galbūt Tadžikistane. Taip, taip, tadžikų kalba, nes tik tai kirilica parašyta, bet irgi labai panašių, 50% ten yra panašių žodžių. Bet tai va čia toksai labai platus laukas, kur iš tikrųjų galima būtų įtraukti. Bet žinoma, negalima sakyti, kad visiškai vien tik tai yra apibrėžta ten
valstybės teritorija. Tikrai taip nėra, ten bus, bet reikia tyrimų, kad išsiaiškintumėm kokiu mastu ir kur. Kas norėjo klausti? Nu, aš turiu tokį teorinį interludą, nes kas čia yra įdomu, kad mano akimis, kad dažniausiai mandagumo praktikos neturi pavadinimų. Čia toks unikalus dalykas, kad jis yra, mes sociolingvistai sakytume, enregistered, kažkaip užfiksuota žmonių sąmonė. Nes aišku, man atrodo, kaip sakė, Azijoje yra labai daugiau, bet sakyčiau, taip, nežinot, dažniausiai nėra įvardyjamas ir taip, irgi, ar tik Irane, ar tam tikrus Irano dalyse figūruoja tas pavadinimas Tarov, ne? Ir kita vertus, ar yra antropologiniai, ar sociologiniai, ar kokiai nors literatūrai gal kažkoks platesnis pavadinimas tokiam elgesiu, ritualinis mandagumas, nežinau, tai yra labai platu, tai gali būti bet koks, čia yra labai, atrodo, konkretus, gal konkrečiom situacijom, kur siūlai, bet nežinau, ar teko aptikti kažkokį labiau nuobodų mokslinį, kaip sakant, terminą, ar tas Tarov yra būtent užfiksuotas yra ne, tik ten, patys žmonės įvartoja ir tada mokslininkai sako, ne, mes irgi tada tik taip naudosime, nebandysime įkontekstinti kažkaip, nežinau, bet jeigu mano klausimas. Tai, čia labai įdomus iš tiesų, tai ta savoka pati Tarov, jinai yra arabiškos kilmės tas žodis, tai nėra persiškas žodis, bet kadangi apskritai daug žodžių atėjo į persų kalbą iš arabų kalbos, tai tiesiog yra vienas iš jų. Arabų kalboje jis reiškia kitą reikšmę, jis neturi būtent šitos reikšmės, ką turi persų kultūroje. Tai vėlgi labai įdomu, jeigu arabiškai bandyti ieškoti Tarov, tai yra daugiau kaip pasimatymas, jie turi mintyje ir toks visai kita reikšmė. Tai vat, pavyzdžiui, net ir pažinčių portalai irgi tą Tarov vartoja kaip tokį objektą. O persų kalboje tai yra grynai būtent tam elgesio modeliui aprašyta. Bet vėlgi, mano informantai nesako, kad tai yra grynai mandagumas. Kaip jie išsireiškia, tai yra mandagaus elgesio praktikos. Čia tas ritualinis mandagumas yra daugiau pasiūlytas sociolingvistų mokslininkų, kurie būtent taip įvardino šitą reiškinį. Bet aš kaip minėjau, tai yra tiesiog labai platus spektras įvairiausių elgesio modelių. Sąrašas nėra baigtinis, nes tas pats vienas žodis, pavyzdžiui, ne, jisai gali reikšti Tarov arba taip. Na, pavyzdžiui, aš nežinau, jūs manęs kažko klausėt, aš jūsų nenoriu įžeisti, aš tarsi numanau, kokio atsakymą jūs tikėtumėtės ir aš pasakau tą atsakymą. Bet aš iš tiesų taip nemanau ir taip nėra. Tai va, čia yra vėlgi Tarovas, aš stengiuosi, kad jums būtų malonu, jokio diskomforto nepatirtumėte socialinės sąveikos metu, na, bet toks orientavimasis į kitą. Ir toks iš tiesų elgesio modelis, na, jis sunkiai įvardyjamas ir aš būtent jau per kontekstus, kadangi žiūrėjau kontekstualiai ir per tapatybę, kad tai tapatybės dalis, būtent kolektyvinės tapatybės, bet iš tiesų čia tyrimų tikrai galėtų būti labai daug ir įvairių šitoj srityje. Ne, aš iš tikrųjų pagalvoju iškart, kaip pavyzdžiui, kai aš esu iš Serbijos, ten, pavyzdžiui, mano mama kartais ten, bet man atrodo, ir Lietuvai panašiai ateina žmonės, sako, valgykit, daugiau valgykit, tada jie visi nuėjo, sako, viskas. Atseit, taip skaitykit, turėjau atsisakyti, bet įvykti kažkoks kultūrinis šokas. Tai nežinau, gal irgi toks, kaip sakant, jau aš suprantu, kodėl sociolingvistai būtent ritualinį mandagumo pavadina, nes atseit jame turėtų būti kažką netikro, nes ritualinį, bet kaip matau, yra čia tikrumo. Taip, tai aš čia kaip tą schemą įrodžiau, kad būtent informantai išskiria tuos nuoširdžius siūlymus atsisakymus ir tuos ritualizuotus. Tai būtent nuo to ritualizuoto aspekto ir stengiamasi pabėgti tam tikrą prasme, jų vengiant ir labiau praktikuojant tą kitą Tarov esmę. Bet vėlgi stengiamasi nepraktikuoti, bet sakykime, vėlgi su vyresniu žmogumi ateina vyresnis žmogus, kad ir seneliai arba labiau gerbiamas mokytojas, ten dėstytojas, jie tą Tarov vartoja puikiai ir tą ritualizuotą. Tai jie moka, tiesiog akomodacijos principas vyksta prie aukštesnio statuso žmogaus ir jie, kada reikia pagal tą situaciją, vėlgi kontekstualiai jie pavartoja Tarov, nors galbūt jie, kaip patys sako, iš visos širdies ir širdies gelmės mes nenorim jo vartoti. Jie pavartoja. Ar dar kas nori paklausyti iš už ekrano gal?
turi klausimų daliai. Jei ne, dar turkiukai, ar ne? Aš tada dar vieną, ten buvo tokia intriga pačioj pradžioje išsakyta dėl to, dėl informantų pasiskirstimo procentinio. Abeje įdomu, kiek apskritai buvo, kokia yra ta imtis. Ir tada, kodėl ten tų vyrų taip mažai, tai ar čia reikia suprasti, kad jie tiesiog atsisakė pokalbio ar anketą pildyti, taip ir buvo, ne? Aš paaiškinau. Taip, dėl tų procentų ir dėl moterų vyrų. Tai apskritai buvo imtis taip, pas mane anketas atsakė 141 žmogus, vėlgi didesnė dalis buvo moterų. Tai galima daryti prielaidą, kad būtent studenčių merginų buvo daugiau tose laidose, nes aš kaip minėjau, dėstytojai prašiau, kad pasidalintų, merginų didesnė dalis buvo. Taip pat aš prašiau savo informantų, kad su pažįstamais pasidalintų, tai vėlgi buvo didesnė dalis merginų, kuriuo aš prašiau, tai gali būti vėlgi, kad jos kitų merginų prašė, nes vis tiek yra ratas didesnis moterų su moteris, kur moteris su metrim labiau bendrauja vyrai su vyrais. Vėlgi galėjo tas būti ir prieš vykdama aš turėjau šitoje vietoje savo raktinį tokį, sakykime, key informant, tą pagrindinį informantą. Vyras buvo, kuris man padėjo tiesiog įeiti į visą tą tyrimų lauką, kad aš galėčiau gauti pasitikėjimą tų žmonių, kad su manim nieks, kad norėtų šnekėtis, kad atskleistų savo daugiau minčių. Tai jis man padėjo, bet vėlgi jisai sniego gniūžtės principų tada vyko visa atranka tų informantų likusių, tai interviu, kur aš dariau, yra 10, būtent su iraniečiais Teherane, ir tada yra dar neformalūs pokalbiai, kurie irgi apie 20 jų buvo, kur yra žmonės pasisakė savo mintis būtent apie tarofus, bet vėlgi, kai su viską sudėjau, vis tiek išėjo daug didesnė dalis moterų, tai aš tiesiog darau prielaidą, kadangi kaip minėjau, kad tai yra vis tiek segregacija kultūroje tarp vyrų moterų, tai tiesiog man pačiai tikriausiai kaip tyrėjai buvo lengviau prieiti prie tų moterų ir dėl to jų yra šioje vietoje didesnė. Galbūt, sakykime, kad jeigu vyras darytų šitą tyrimą, būtų atvirkštinis rezultatas, galbūt būtų atvirkščiai procentaliai pasiskirstę respondentai. O pats tas tarof praktika vyrų ir moterų, jinai kaip nors skiriasi ar ne? Yra čia, pavyzdžiui, lyties kažkoks skirtumas? Tai šitoje vietoje irgi labai įdomus klausimas. Vėlgi čia kaip lingvistai pažymi, kad moterys dažniausiai linkusios labiau į mandagumo praktikas, kad moterys dažniausiai vartoja daugiau mandagumo išsireiškimų, sakykime, tai posakių. Bet vėlgi šitoje vietoje būtų labai įdomu daryti atskirą tyrimą, kas ko daugiau vartoja. Irano atveju tai buvo, sakykime, siejama, vieno mokslininko teko tyrimą skaityti, kur buvo siejama su tuo, kad moteris tarsi turi žemesnį statusą visuomenėje ir tarsi tokia įpareigota šiek tiek daugiau tų mandagumo praktikų vartoti ir tas elgesys jos turi būti automatizuotai, tarsi tas tarof vartojamas. Bet aš to klausiu informantų, čia buvo labai įdomu, klausiau, ar vyrai, moteris turi kažkokių skirtumų, ar jūs verbalinė kažkokia tai grupė ir skiriasi žodžių. Tai dauguma iš tiesų informantų pasakė, kad tiek moteris, tiek vyrai naudoja ir vartoja ir nėra skirtumo būtent šiuolaikiniai, bet kas iš ankstesnių tyrimų, tai buvo akcentuojama, kad moteris vartoja daugiau to. Bet vėlgi puikiai terpė tyrimams, nes tikrai dar galima imti, didinti ir žiūrėti. Bet čia sakoma irgi, kad tam tikra universalija beveik, kad moteris mandagesnis, bent žodiškai daugiau bus išreikštas tas mandagumas ir apskritai pokalbis bus labiau padedantis, nei konkuruojantis ir taip toliau. Čia jau. Čia vėlgi tie psichologiniai dalykai dar susipina. Čia labai toks tyrimas turėtų būti turbūt tarpdisciplininis, kad ir iš lingvistikos, ir iš psichologijos, ir sociologijos, kad jeigu norėtume tą reiškinį pilnai išsiaiškinti. Aš turiu tokį labai paprastą klausimą, kiek tų iraniečių Vilniuje, sakėte, daug? Tiesiog čia buvo didėjanti tendencija Vilniaus savivaldybės užsakymas buvo, ten skaičiai tikslių nepateikė, bet būtent, kad apskritai tų imigrantų daugėja ir būtent iraniečių yra didėjanti dalis. Teko man ir kitus tyrimus skaityti, kad daugiausia tai yra visgi emigruoja išsilavinti iraniečiai ir daugiausia iš didžiųjų miestų, tai tame tarpe ir Teheranas papuola. Mano būtent informantai, kurie buvo atrinkti Švedijoje ir Lietuvoje, tai irgi buvo arba patys iš Teherano, arba jų tėvai atvažiavo iš Teherano ir jie čia jau Lietuvoje gimė, arba Švedijoje. Tai irgi buvo pagal tos kriterijus atrinkti. Vieno kolegų Giedrius pažįstamas
draugai, šeima iš Teherano yra. Ir labai nuobodu jiems, nes man atrodo, nekalba vienas, nežinau, vyras ar moteris angliškai, neturi tų draugų, kur čia susipažinti. O kada jie persikėlė čia? Kažkaip galbūt 3 metus. Tai aš sakiau, aš žinau, kad yra mečetė, tai čia jiems buvo, ne, kritiškai, kaip sakant, sakiau, ne, mečetė tikrai teisės, aš nieko kitą nesugalvoju, nes to biškai, ką žinau, bendruomenė, tai bent aplink mečetė, bet jeigu aš įsivaizduoju, kad jeigu aukšto išsilavinimo, tokie turbūt nėra tokios kaip bendruomenės stiprios, ar yra? Ne, dar jie, bent jau kiek aš esu susidūrusi, tai čia buvo ir kelias kavinės atidarė, berods dar kelius ir veikia, kitos užsidarė. Bet yra tų iraniečių ir man teko su Irano delegacijom čia Lietuvoje bendrauti, bet jos kaip bendruomenės, aš kiek žinau, jie nebuvo įkūrę, nebent kažkas pasikeitė. Jeigu reikėtų, galima pabandyti kontaktus, nes aš keletą turiu, tai galima pabandyti pasidalinti. Ar viskas? Turim klausimų? Aš man atrodo, Po to paliksime klausimus. Supratau. Tai gerai, jeigu Loreta, Dalia ir Eglė irgi anapus ekrano nebeturi Daliai klausimų, tai gal tada padėkokim dar kartą Daliai. Gerai, mums pasikėlė. Dėkui labai už kvietimą. Ir sėkmės gyventi disertaciją. Dėkui. Ir